Labą dieną, bičiuliai. Sveiki. Sveiki. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja ir šiandien toks nelabai didelis ežeriokas ir tikslas plėšri žuvis, ešerys turbūt. Aš tik tais į ešerį orientuosiuosi, o kas paims, tas paims, jeigu kažkas paims. Tai tokį kaip eksperimentą darysim, Evaldas gaudys lizgute, Aš švytuoklį ištikimas. o aš ištikimas gumom, kaip jau šiemet ir daug kartų aš jomis gaudžiau, pabandysiu. Tik tais į ešerį orientuosis, mažesnės tos gumytės, o gausis kaip gausis. Gaila tų kelių žvejybų gerų ešerinių ant gumų nepavyko užfilmuoti, bet šiandien tikiuosi pavyks. Ir dar ką noriu paminėti, bičiuliai, mes esam visi Dainavos klubo, žūklės klubo Dainava atstovai, taip kad galite sekti mūsų nuotykius Facebook platformoje. Žūklės klubas Dainava, ten visokiausių nuotykių. Evaldas siautėja, Mindė siautėja, aš mažiau. Taigi tiek, viskas, einam gręžt ir bandysim. Ja, Davai. davai. Kas mažiausiai pagaus, 10 atsispaudimų, gerai? Gerai, sutarėm. Keliaujam. Galima. Opa. O, koks gražuolis. Į trišakutį. Ir segęs normaliai. 2 barkštelėjimai prieš tai ir... Va, koks. Ir gumytė. Jodam. Skylė apdirbta, galima paleisti gražiai. Bliumt. Leliukas. Ežeras visur lygus, iš tikrųjų toks net nėra už ko labai užsikabinti, tiesiog eini ir gręži kažkur tai. Nes visiškai lygus toks vadinamas bliūdas, tai neaišku, kur tie ešeriai gali tykot. Bet po truputį kabaliojasi. Čia tokį ruoželį susiradau, susigrįžiau daugiau ekečių. Pasižiūrėsim. Kada pradedu ieškoti ešerio, nesvarbu guma ar kitais dirbtinais masalais, tai nelabai tankiai gręžiu eketės, kas 20, kas 25 metrai. O kada jau susirandi kažkokį gauni kibimuką, jauti, kad jų ten yra, tai tokį kas 3, kas 4 metrai eketės ir vaikštai ir ieškai. Pakaitalioji tas gumytes, bet kažkaip labiau
Mano galva čia turėtų veikti natūrali, nes spalva ta prasme gumos, nes iš senų laikų ganėtinai daug čia, kiek žinau, yra saulažuvių, tai visgi manau, kad pagrindinė mitybinė bazė ešerių ir yra saulažuvė. Nėra. Keliaujame kitur. Gylis apie 2 metrai visame ežere. Ekečių stengiuosi nevalyt, kad negautų tos šviesos, nes visgi apsnigta. Mano galva turbūt geriau, kad nekiltų ešeriui įtarimo, kad šviesa iš kažkur viršaus čia žibina jam į galvą. Ir tarkim ant ešerio, kada vaikštau, tai truputėlį jau ilgiau laiko eketėj praleidžiu, negu kada ieškau lydekos. Visgi reikia pažaist, kartais jų tiesiog paėmė ir prisikvietė. Tai pasėdė ir 3 minutės, gavus kibimą ir ilgiau. Opa, smeigė. Lampačiukas. Ryškalą tokį dabar. Turėjau keletą kibimų ant natūralkės, ant tos mėlynos, kur prieš tai gaudžiau. Nu kažkaip bim. Užsidėjau šitą ir iš karto toks geras kibimas sekė. Ir visi praktiškai kibimai kada išmetė. Ir va tai va, po truputį keliai į viršų, bet kažkaip neaktyviai čia jie. Mindė nieko ant balansyrų. Evaldas ant blizgelės vieną. O man dar va po truputį bado. Bet va irgi iš eketės vienas ir keliaut reik toliau. Geras? Ar lydys? Lydys. Oi. Va ir meškerytė apžuvinta bus. Jo. Geras? Op, o, geras. Nu jau atsispaudimų turbūt nereikės daryti. O ką čiupo? Va tik pamokinai kaip guma. Ir guma šiknoj. Op. Jau ją turbūt reikės mum Evaldai imt. Ai, ne gal. Ai, tą natūralkę, ne? Mano mylimas spalvelė. Lydys. Leidžiu. Leisk, aišku. Opa. Liuks. Dykūnas šitas. O toks reti, bet
gražūs, nu gaila nedideli, tik kad gražūs. Nu ir sunkiai, žiauriai, chebrytė. Ekečių iš tikrųjų žiauriai daug. Ir vaini, nu tai viena, tai koks barkštelėjimas, tai pastumimas, nu. Gal su kokia aviža eitum, tikrai geriau būtų. Bet nu, kažkaip bus dar tų avižėlių. Ir visgi, jeigu apie gumytes, tai kaip ir kalbėjau, kad čia daug yra saulažuvių, tai tokios va ir eina blizgutis, nedidukės gumelės, blizgančios bandžiau tokią ryškesnę, kažkaip tai ne, viskas ant ko kibimu, kai kažkokie tie prisilietimai būna, tai viskas ant tokių natūralesnių spalvų, va, net parodysiu, nelabai iš tikrųjų jau ir keitalioju, keletą spalvelių, tai va tos va natūralkės truputėlį net pamažinęs gumą, priekį truputį nukandęs ir va, dėjau tas didesnės kažkaip ne. Tai va viskas ant tokių va mažesnių, čia tie Versa Pintailai trejetukai, truputėlį sumažino, jisai gaunasi apie 2,5. Tai, bet sunku žiauriai, žinokit, nes ten kalbėjau, šaika irgi gaudo, kas balansais, kas blizgiam, irgi nieko. Kas vieną ešeriuką, kas nieko, guma va dar kažkaip po truputį lukštena, bet nelengva tikrai, hebra. Nu, bet tai ką padarysiu? Gal dar įdomiau. Kur tie geri ešeriai? Kur geri? Tokių nedidukų nemažai yra, bet norisi kažkaip to didesnio. Ir irgi šeketukės, kad ir nedideli, bet nedaugiau 2. Ir bandžiau per tas pačias grįžt, kuriuose buvo kibimukų, bet vis tiek ne, nu toks ir ežeras iš tikrųjų. Kaip jau ir sakiau, nėra jokių šlaitelių, kažkokio tai dugno nelygumų. Nėra už ko užsikabint, kaip sakoma. Eini grįži ir tikiesi, kad bus. Kur yra, tai ganėtinai greitai. Bet kad daugiau ras, tai ne. Masalas apie 15-20 cm nuo dugno į dugniuką net. Patį neleidžiu, kažkaip stengiuosi. Aukščiau truputį. Bandžiau ir per horizontą eit. Ta prasme, nuo aukščiau pradėti ir leisti žemyn. Arba nuo aukščiau ir kilti aukštyn, bet kažkaip ne, geriausiai 15-20 cm nuo dugno. Op. Barkštelio, bet. Tokių nemažai yra papūtimų, barkštelėjimų, bet taip, kad aktyviai sėstų, tai nėra vienas kitas. Ir tie ne monstrai. Nu, bet ką, tikslas ešerys. Ešeriai kala gumą.
Nežinau, kaip bičiuliam jie ganėtinai toli jau nuėjo nuo manęs, tai bet kažkaip neskambina nieko, tai turbūt, kad ne pyragai. Nugilysk. Op. Vėl už galo trišakiuko. O, koks rainis. Ir va ta natūralkė. Saulažuvės imitacija. Tik dviejose skylėse kol kas chebrytė buvo taip, kad 2 žuvis iš eilės pagaučiau. Viskas arba viena, arba nieko. Arba viena, arba nieko. Daugiau aišku nieko, bet va kažkaip tai po truputį renkasi. Gaila nėra tų dičkių. Vieną kibimą tiesą turėjau, bet prie kėties atsikabino toks. Tikrai geras buvo ešerys. Bet kaip visada, didžiausi pasprunka. Leidžiam ir einam toliau. Ir taip kažkaip, kaip ir būna, tie, kada būna aktyvus tas ešerys, tai ten 1, 2, 3, 4 pakėlimu jau smeigia. Ar pataiko, ar bent parodo, kad jis ten yra. O šiandien reikia taip ganėtinai ilgokai padrožtoje kėtėje, kad barkšteltų. Turbūt dėl to, kad nėra jis tikrai aktyvus. O smagu būtų atėjai terkšt. Ir toliau eini, o dabar reikia išnervuotą rainį. Rainiukas. Viena iš nedaugelio kabutėse auksinių ešerių, kad vienoj skylėj 2 žuvys. Net netikiu, žinokit, kad bus 3, bet pabandysiu. Ir irgi, kaip sakiau, taip negreitai atsišaukė. Reikia pažaist, bet jau tokie neaktyvūs jaučiasi, kad oi. Kalbėjau su Evaldu, švytuoklę bando. Irgi sakė, absoliuti, atsiprašant, šikna. Didesnis lyg. Ne, toks pat. O jau šitas surijęs visą gumą. O. Lampačiukas, kaip Koskas sako. Kažkaip net ištrauki tą ešerį, net atrodo nesinori leisti, nes nelabai tiki, kad seks antras, bet nuviltis durnių motina. O šitas jau ganėtinai greitai paėmė. Įleidau 2 pakėlimų. Bim! Aktyvesnis koks būna vienas ir toliau reikia pėdinti. Nieko, ešerių kalibras iš tikrųjų normalūs, tokie ganėtinai, bet tokie jau neaktyvūs, kad oi. Nu va ir nėra.
Nu, nėra, nereikia. Eisim tolyn. Drožk. Eit tolyn. Auksinė eketė. Dvi žuvys. Žiauru. Nu, ir oras ne pyragai, ir kliovas ne pyragai. Tai jeigu apie įrankius pakalbėti, kas mane sekate, tikrai žinote, čia jau ne pirmą sezoną gaudau, tai ST Croix firmos Scandic Ice SKS 24M. Aš mėgstu gaudyti atsisėdęs ešerį kažkaip su ta dėžute vaikštai. Visgi nereikia tiek daug lėkt kaip ant lydžio. Tai man toks kaip ir pats tas sėdint. Evaldas gaudė irgi tas pats spiningėlis, tik tais SKS 28M. Jis mėgsta, sakė, gaudys ant blizgelių, pažiūrėkit, ką užsidėjęs begėdis. Ir lydeką įkalė, tarp kitko, ne ant blizgės, kaip žadėjo, užsidėjo gumą ir, bandė hebra viską. Aš ištikimas likau gumom, gaudžiau tik gumą. Jie kaitaliojo viską, bet, ne pyragai. Jis mėgsta gaudyti labiau atsistojęs, tai jinai truputėlį yra ilgesnė ir kas tikrai mėgstate gaudyti tą ešerį ir tą pačią lydeką tokiais mažesniais masaliukais, tai tikrai tobuli įrankiai tai žvejybai. Masaliukai. Duo firmos irgi, kaip jau dar kartą pasikartosiu, kas mane matote, kas mane sekate, tai tikrai šis sezonas paskirtas jiems daugiau mažiau. Ir šiandien geriausiai ant Versa Pintailų trejetukų. Visgi į ešerį, kada orientuojasi. Jie tokie mažesniai yra. Bairufų forma štai tokia. Čia labiau lydžiui arba dideliam ešeriui, aktyviam ešeriui. O šiandien, kada jisai buvo toks pasyvus, tai štai tokie labiau tokios pastelinės natūralios spalvos ir truputėlį atkasta priekio. Nelabai man jie skanus, bet ką padarysi. Nežinau, dar turbūt kokį ruožą pasirinksiu, sugręšiu ir keliausime namo. Ne pyragai oras hebrytė. Toks tas turbūt jau paskutinis rainis, nedidukas, bet gražus. Keliauk mažiai. Atsispaudimus darė, nesakysiu, kas tikrai hebrytė, nes tik 7 padarė, tai prašė nesakyt, tai ir nesakysiu, sakė, pasiliko 3 kitam kartui rydienai. Taigi, ką, sunki žūklė, bet tikslas pasiektas, parodyti, kaip ešerius gaudau guma. Nieko nepadarysi, ne kiekvieną dieną Švento Jono. Būna visko, oras irgi, tai lijo, tai pustė, tai snigo. Žodžiu, visokios nesąmonės, koks kibimas, koks oras, toks ir kibimas. Nurašysim ant to reikalo, bet tikrai guma šiandien, pasakysiu paslaptį, buvo numeris 1. Taigi tiek, draugai, ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Iki.